Ką šiandien moteris apibūdina kaip vyrišką vyrą? Moterų lūkesčiai šiai dienai jau yra neadekvatus. Dažnai moteris apibūdina vyrą, kur praktiškai tokio nėra. Ar dirbtinis intelektas gali būti geras psichologas? Tai yra 100 kartų labiau prieinama negu konsultacija pas gerą psichoterapeutą, o kokybė jau po truputį artėja. Man atrodo, kad yra didžiulė rizika destruktyvių dalykų prisidaryti. O taip, rizikos tai ten didžiulės. Jeigu vyras miega su daug moterų, jis yra alfa patinas, dar kažkas, o jeigu moteris miega su daug vyrų, tai yra paleistuvė. Kodėl taip yra? Mano požiūris labai paprastas. Tai yra negerai. Anksčiau ar vėliau tave sutraumuoja ir dažniausiai ilgalaikiai perspektyvai to žmonės, kuriuos tu vamėtai, jie kai kurie taip ir niekada neatsigauna. Eks santykiai. Kodėl žmonės grįžta? Kartais tavo antrą kartą bandant, kai kuriuom iš jų pavyksta. Ar normalu yra socialiniuose tinkluose sekti savo eks? Tu negali atsisėsti ant 2 kėdžių vienu metu, taip neveikia. Tai nieko gero nerodo, kad tu tikrini, žiūri ir stebi buvusi partnerį. Tai gali būti labai žalinga tiek tavo dabartiniam partneriui, tiek tau pačiam. O kad laimingai ir gerai gyventi, ko reikia? Reikia